Pavadinimą Stasys Ušinskas aš pasirinkau dėl to, kad to profesoriui jam nelabai sekėsi būti. Iš tikrųjų buvo visokių trukdžių. Tuo profesoriumi Vilniaus dailės institute, Kauno taikomosios dailės institute, jisai pabuvo neilgai. Ir po to, nežiūrint to, kad liktai buvo daręs kai kurios viražus, apsaugoti save ir savo šeimą, tuo tikrai baisiu stalininiu periodu, vis dėlto jo paslaugų buvo atsisakyta ir jisai dėstė Kauno politechnikos institute, taip pat vėliau įsikūrus Vilniaus Gedimino technikos universitete Vilniuje, važinėjo iš Kauno ir tik tai, kai pritrūko pensijai stažo, taip vadinamo, grynai tų formalumų, jisai buvo pakviestas į Lietuvos valstybinį dailės institutą ir truputėlį padėstė. Taigi, jis yra tikras profesorius, tik tam profesoriui nebuvo duota reikštis taip, kaip jis būtų galėjęs, kaip jis būtų norėjęs. Nejuda skaidrės. Supelytę reikėtų. Supelytę. Žemyn, ratuką žemyn. Taip. Taigi, antras pavadinimas, kuris eina po profesoriaus Stasio Ušinsko, yra avangardisto kūrybos kontūrai. Ir mes, kai sakome avangardistas ar avangardas, vadinasi, mes turime omeny, kad tai yra visų modernistų priekyje. Ir aš laikau, kad tokius avangardistus mes turėjom praktiškai tik tai du - Vytautą Kairiūkštį ir Stasį Ušinską. Ir Stasiui Ušinskui mažiau pasisekė, nes Vytautas Kairiūkštis nuo pat pradžių turėjo į jį įsigilinusi tyrinėtoją Viktorą Liutkų ir tai labai svarbu, kad žmogus berods nuo 89 metų, kai pradėjo gilintis ir visą laiką viešino, darė parodas, leido leidinius, katalogus, tuo pačiu buvo pastebėtas, įjungtas įvairius tarptautinius projektus. Taigi Vytautas Kairiūkštis yra daugiau pripažintas ir žinomas kaip avangardistas, o va su šitą parodą ir norėtų įtvirtinti jo kaip avangardisto tokią padėtį, šlovę, nes, kaip sakiau, jie tik tai du tokie buvo 20 amžiaus pirmąją pusę. Sunkiai sekėsi sugalvoti pavadinimą ir kai pavyko apčiuopti, kad kiekvienos srities menininkai pažįsta Ušinską savaip, iš savo pusės, vitražistai kaip vitražo dailininkas, stiklo dailininkai kaip stiklo dailininką, scenografai kaip scenografą, tapytojai kaip tapytoja, susidarė lėlininkai kaip lėlininką. Vienu žodžiu, susidarė man toks labai keistas vaizdas, kad visi pažįsta Ušinską, bet pažįsta nedidelę jo dalį. Ir todėl tas Lietuvos modernizmo ledkalnis, tai tas pavadinimas pritiko. Lygiai taip pat galbūt galėjo būti ir kad jis yra ledlaužis, nes jis būtent, kaip ir Vytautas Kairiūkštis, buvo tie pirmieji, kurie laužė tos tradicinės ir akademinės dailės pamatus. Ir pasirinktas plakatas buvusiai parodai, tai yra jauno 24-25 metų dailininko kūrinys, paprastai laikomas, kad tai yra diplominio darbo dalis. Ir tai aišku irgi ganėtinai neįprasta, kad 24-25 metų dailininko kūrinys tampa toks svarbus, etapinis, kad jis gali būti netgi visos parodos kūriniu. Prieš mirtį jam pavyko surengti parodą. Mirė jis gana jaunas, 69 metų. Ir 1971 pabaigoje, 1972 metais, tuo metu prestižinėse parodinėse erdvėse Vilniaus dailės parodų rūmuose buvo surengta didžiulė Stasio Ušinsko paroda, kuri priminė, kokio būta ir kokio yra didelio, reiškia, dailininko, kuris buvo tikrai gerokai pasimiršęs toje epochoje, kur viskas susmulkėja, sumažėja. Ir man atrodo, nuostabi Kunčiaus fotografija rodo tą tokį tyriančio
su nepasitikėjimu žiūrinčio į situaciją, per daug neatsiduodančio tam, ką mato. Ir mes visi suprantam, nes tai yra sovietmečio laikas ir netgi žmogaus ta išvaizda, žmogaus žvilgsnis tikrai skiriasi nuo to, kaip buvo, kad anksčiau. Taigi, ta paroda, kai šiandien žiūrime, jinai tokia atrodo sterili, labai šalta. Tuo metu niekas neieškojo tų įdomių architektūrinių sprendimų, nors kiekviena paroda turėjo savo architektą ir buvo pasižymėję meistrai. Bet mes matom gana taip valdiškai viskas sukabinta ir ypač turbūt tokia komiška fotografija yra, kai parodo, kaip tarybinė liaudis gėrisi žiūri jo tomis unikaliomis vazomis. Prie kiekvienos vazos po lankytoją ir kiekvieną medituoja savo vazą. Tai parodomai, propagandiniai, tokia, kaip sakyt, iliustracija, kuri labai daug pasako apie laikmetį. Na ir kas yra svarbu, kad toje parodoje buvo eksponuota ir vitražų. Šiandien šis vitražas yra Kretingos kultūros centre ir labai džiaugiamės, kad jis išliko, nes iš tikrųjų kūrinių labai daug sunyko ir galima tik pasidžiaugti tais išlikusiais kūriniais, kurie yra saugomi, vertinami ir jų tas likimas kaip ir prasiplečia, nes tikrai mano kai kurie pažįstami specialiai, būdami Palangoje, nuvažiavo aplankyti Kretingoje esantį Ušinsko vitražą, pasidžiaugti juo ir tai rodo, kad Ušinskas kelia tokį didžiulį susidomėjimą. Vėlgi nepaprastai graži fotografija Kunčiaus, kur stovi 3 banginiai tarpukario, galima pasakyti. Tegul jie nedidukai, galbūt nestambaus fizinio prasme maštabo, bet dvasiniai gigantai, dvasiniai banginiai. 3, kurie būdami ir stažavėsi Paryžiui, pasiekė tuomet jau aukštumas, o grįžę tiek spėjo realizuoti iki tų 40 metų, tiek realizavo tai, ko jie Paryžiui išmoko. Taigi Antanas Gudaitis, Liudvikas Trolis ir Stasys Ušinskas. Tokie 3 smagūs ir man atrodo, kad jie prisimena tą nuostabų laiką Paryžiuje ir kalbasi, galbūt jie negali išreikšti tai taip tokia akivaizdžia, reiškia forma, bet susimirksėdami tiesiog žvilgsniais su kažkokia ezopinė užuomina prisimena tą laiką nuostabų Paryžių. O kaip galvoju, koks galėjo būti tas laikas, jeigu ne tie 40 metai, nes Ušinskas ir Ušinsko biografija buvo nutraukta tokiam pačiam kūrybingiausiam pakilimo taške, jam buvo 34-35 metai. Ir dešinėje matome nuotrauką, kuris plaukė į Ameriką, toks pasitikintis, linksmas ir laukiantis ir žinantis, kad jam atsidars platus horizontai ne tik geografiniai, bet ir meno pasaulio. Man labai svarbu yra, kad Ušinskas yra susijęs su nemažai Lietuvos miestų ir miestelių. Ir tai galima pasakyti, kad kelia tokį didžiulį ir susidomėjimą, ir galų gale viltį, kad kiekvienam mažam miestelį gali būti talentingas žmogus, reikia jį tik pastebėti. Ir todėl 1920-21 metais čia mes matome Stasio Ušinsko Linkuvos progimnazijos baigimo pažymėjimą. Įdomiai, reiškia, jo yra pažymiai, pažymiai įdomus. Aš laikau, kad pažymiai, kaip ir premijos, jos pasako kai ką kitą, nebūtinai tą tiesioginį vaizdą, kurį mes kartais norėtume matyti. Kas įdomiausia, kad tikybos Ušinskas gavo 5, o, reiškia, lietuvių kalbos, vokiečių, gamtos mokslų, dailyraščio gavo 4. Taip, tai mes matome, kad toks įdomus, reiškia, vaizdas tam baigimo pažymėjime. Na ir taip pat po to jisai studijavo po Linkuvos progimnazijos, studijavo, kaip atgalvaiti,
ratuką. Ačiū. Taip. O po Linkuvos progimnazijos jisai studijavo Šiaulių valstybinėje gimnazijoje, kuri tuo metu, kaip ir šiuo metu, garsėja ypatingai tokiu geru dėstymu įvairių dalykų, gerai suburtų kolektyvų, įdomiais mokytojais ir vėlgi tie pažymiai labai įdomus. Reiškia, mes matome vėl pirmoji vietoje tikyba, reiškia 5, o lietuvių kalba patenkinamai, lotynų kalba irgi patenkinamai, nors jisai priklausė lotynistų grupiai. Vėlgi, nenoriu daryti jokių čia apibendrinimų, aš tik tai supažindinu, kaip kartais tie visi dokumentai yra tik tai suteikiantis tam tikrų spalvų ir atspalvių, bet tai jokių būdų nėra pagrindas, pagal kurį mes galėtume daryti rimtus apibendrinimus. Kai pagalvoju, kad 37 metais jis surengė parodą Niujorke, jisai gavo užsakymų Amerikoje tiek sukurti animaciniam filmui, tiek spektaklių scenografiją, tiek rengėsi jo siurrealistinį žaislą Siladramblį pradėti gaminti masiniu būdu. Kaip galvoju, kokios vėrėsi perspektyvos. Ir šitame kontekste aš galvoju, kad du mūsų dailininkai turėjo tokias labai tvirtas pasaulinės karjeros trajektorijas, tai Liudas Truikys ir Stasys Ušinskas. Man atrodo, kad visam pasauliniam kontekste jie būtų tikrai suradę savo vietą, jau nekalbu apie kitus, galima būtų surasti ir kitų vietų. Mes Ušinską vardiname kaip vitražo ir tuo pačiu galima pasakyti kaip modernaus vitražo tėvą. Pasakysiu, kad jo vitražai yra labai paveikus. Tai yra išskirtinis bruožas ir dėl to galima sakyti, kad jie yra ir modernus, ir stipriai, reiškia stipriai ta modernistinė išraiška, nes yra neanemiškas toks pavaizdavimas, tikėjimo dalykų, tos religinės ikonografijos, bet labai aistringas. Ir Kristaus paveikslas yra išskirtinai modernus. Pažiūrėkime, kaip jis susijuosęs tautinė juosta. Jo drabužiuose yra tautinių elementų. Žvilgsnis jo yra hipnotizuojantis, pritraukianti savo valia, gale. Ne veltui šimtmečiui skirtai parodai pavadinimą Violeta Krikštopaitytė Jocienė sugalvojo, kad tai yra valingo grožio konstrukcijos. Tas valingumas ir tas sukurtas grožis, kuris nepraranda aistros, kuris nepraranda gyvybės, tikrai yra būdinga Ušinskui. Ir kai mes žiūrime, tikrai siūlau užvažiuoti į Panevėžio rajoną, Berčiūnus ir Berčiūnų Lietuvos kankinių koplyčių ir pažiūrėti tą vitražą. Tai yra vienintelis vitražas, kuris kartu yra ir altorinis paveikslas, yra didžiulio paveikumo kūrinys. Ir čia reikia dar kartą paminėti, atiduoti duoklę kunigui Algirdui Daukrui, kuris prie Respublikinės reikšmės kelio iš Vilniaus į Panevėžį pritvirtino rodiklę, tos rodiklės gamyba ir palaiminimas truko beveik 10 metų. Ir toje rodiklėje yra užrašyta Stasio Ušinsko vitražas, Švenčiausios Jėzaus širdis, Panevėžio rajono Berčiūnų Lietuvos kankinių koplyčiai. Manau, kad kito tokio užrašo nei su vitražu, nei su kitu meno kūriniu Lietuvos teritorijoje vargu ar mes rasime. Ką gali padaryti vienas žmogus ir vieno žmogaus iniciatyva. Kai mes žiūrime į tą vitražą, mane domina ne tik, kad jo toks aistringas, modernus tikėjimo dalykų, tos religinės ikonografijos pavaizdavimas, bet taip pat ir moderni kalba. Tiek jo vitražuose, tiek kostiumų eskizuose, tiek scenografijos projektuose, tiek tapybos darbuose jis yra drąsus komponuotojas ir naudoja įvairias tokias koliažinės
technikas ir tai ne tik todėl, kad tai yra vitražas, bet jo komponavimas yra tikrai išskirtinis ir labai įdomus. Kai mes žiūrime kokį fragmentą, sakysim, vitražo, tai sunku patikėti, kad tai yra toks turiningas vaizdas, kuriuo gali mėgautis ir visų, ir kartu gali mėgautis atskirų fragmentų. Tai yra tikrai didžiulė meistrystė. Kitoj bažnyčioje, tai Krekenavos Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje, mes matome galbūt ne tokius įspūdingus ir paveikius kaip Berčiūnuose vitražus, kai žiūrime iš toli. Bet kai mes pradedame tuos vitražus apžiūrinėti ir apžiūrinėti detalės, tai stebina, vėlgi pabrėšiu tą žodį, tas valingas vaizdo konstravimas, kuris jokių būdų nėra tai, ką aš dažnai vadinu tuo anemišku realizmu, kai tik tai sekama natūra, ta natūra kopijuojama. Tai yra valingas tos natūros perkūrimas, tai yra būdinga, sakysim, arba labai talentingam realizmui, arba būdinga modernistiniam vaizdui, kur konstruojamas tas vaizdas, jis turi panašumą į tą realistinį vaizdą, bet nueita žymiai toliau. Ir tie vitražai mane, pavyzdžiui, asmeniškai veikia savo šiuolaikiškumu. Man jie yra labai šiuolaikiški. Ir tas žmogaus šventojo vyskupo žvilgsnis Kristaus, jis yra labai paveikus. Ir tai nebūdinga šiaip vitražo menui, kuris dažnai pasineria į tą dekoratyvumą. Ir tame dekoratyvume kaip ir plūduriuoja. O čia yra valia, konstruojant vaizdą, valia kryptingai kuriant tą vaizdą, ir parodoj buvo sudaryta galimybė pasižiūrėti kitą vitražo pusę, kas tikrai labai retai atsitinka. Taigi mane nustebino, kad tie vitražai yra irgi padaryti koliažo technika, kas yra tos modernistinės raiškos požymis. Ten yra panaudota net fabrikiniu būdu pagaminto stiklo gabalai, kurie derinami kartu su ištapytais, kartu su originalios spalvos, tekstūros atskirais stiklo gabalais, ir taip kuriamas koliažinis vaizdas, kuris yra labai paveikus. Ir, kaip sakoma, kaip gerai kartais, kad gali pasižiūrėti ir kitą vitražo pusę. Taigi šitie visi vitražai yra labai įspūdingi, kaip įspūdingi yra ir tokie kuklus vitražai, kurie yra Kauno taip vadinamoje Vytautiniai bažnyčiai. Vėlgi mane stebina šiuolaikiškumas. Jeigu aš pamatyčiau tokį vitražą, man reikėtų jį datuoti, aš greičiausiai galvočiau apie 20 amžiaus antrą pusę. Tas stilizavimo lengvumas, bet nelengvabūdiškumas, labai grakštus, bet ir racionalus tuo pačiu piešinys, visą tai sugeba Ušinskas apjungti. Jo toks svarbus kūrinys, kuris buvo pramonės prekybos ir amatų rūmuose, o dabar Kauno viešojoje bibliotekoje, tiesa, dabar natūroje atrodo gana varganai, nes ta laiptinė tokia kukloka. Bet vėlgi, kai mes žiūrime kūrinį, tai žiūrėkime į kūrinį, reikia truputėlį užsimerkti ir sufokusuoti žvilgsnį į patį vitražą, o ne į aplinką. Tie vitražai, Lietuvaitė ir statybininkas, yra įdomus tuo, kad tą statybininką mes atpažįstam po to Niujorko parodoj Pano Lietuvos mokykla, ir čia yra tas taip vadinamas migruojantis įvaizdis. Ušinskas neslėpia, kad jis atrado kažką įdomus, kad jis įdomiai sukomponavo, kad jis iš tikrųjų pats supranta, kad pavyko sugalvoti ir sukomponuoti gerai. Ir po to jis tą atvaizdą perkelia kitur. Vėlgi tas toksai kaip koliažinis mąstymo vaizdas. Dabar noriu atkreipti dėmesį, jau užsiminiau apie tai, kad liaudiški raštai ir taip pat tautinė juosta
Kristaus rūbuose. Dabar, kai mes matom tos tautinius motyvus, tai vėlgi yra labai modernus tų tautinių raštų interpretavimas. Jokių būdų ne kopijavimas, ne toks lengvabūdis stilizavimas, bet tikrai prasmingas ir įdomus ieškojimas ir atradimas. Ir tai labai labai praturtina Ušinsko tą vaizdinyje. Vėlgi, kai pasižiūrime tuos vitražus, jie yra turtingi spalvinių sprendimų, bet nesumarginti. Jie valingai nupiešti, juose daug spalvų ir daug ornamentų. Bet jis puikiai visą tai surežisuoja. Ir čia prisimenu jo mokinio, dizainerio Tado Baginsko mintį, kaip jis labai gražiai atskleidė Ušinsko koregavimo ypatumą. Ušinskas prieina prie jo projekto, eskizo, žiūri į jį ir klausia. Sako, o tu žinai, kaip orkestras groja? Nu, sako. Bet sako, orkestrė muša ne vien būgnai. Tiesa, yra ir kitų instrumentų. Sako, tu negali susikoncentruoti kitus instrumentus. Bet tai per metaforą. Labai gražiai jisai atvėrė Tadui Baginskui akis ir aš, sako, supratau savo tokį vienpusiškumą, vienprasmiškumą ir žinojau, kuriuo keliu eiti. Norisi žiūrėti tuos vitražus, o man nėra buvę su kitais dailininkais, kad man būtų įdomu žiūrinėti, sakysim, vitražų detalės ar fragmentus ir aš galėčiau mėgautis meninę raišką. Tai vėlgi aš pasakyčiau, kad jis yra modernistas ir, kaip žinome, daug vakarų modernizmo klasikų vitražuose atrado save ir atrado labai įvairius sprendimus, Markas Šagalas ir Henri Matisas. Ir turiu pasakyti, kad Ušinskas vitražuose tikrai turi savo veidą. Didžiausias stebuklas yra Kauno Mažoji Kristaus prisikėlimo bažnyčia. Nu, tokia mažutė, viena aukštė. Žmonės parodoj negalėjo patikėti, kad toj bažnytėlė, pro kurią jie praeina daug kartų, yra 11 Ušinsko vitražų. Ir mes tik tai galime įsivaizduoti, koks tai galėjo būti nuostabus projektas, kaip šiandien sakome, jeigu jisai kartu su savo mokiniu Kaziu Varneliu būtų atlikęs ir dekoravęs didžiąją prisikėlimo bažnyčioj, kurie, kaip žinote, nebuvo užbaigta, buvo paversta radijo gamykla. Ir klebonas pasikvietė Ušinską, pasiūlė jam sukurti tai mažai prisikėlimo bažnyčiai vitražus. Ir va čia yra, žinokit, įdomus momentas mums visiems susimastyti ir nebraižyti tų juodų ir baltų dėmių dailininko biografijai, arba kitaip sakant, jeigu aiškiau pasakyti, raudonų ir baltų dėmių dailininko biografijai. Nes tuo metu, kai jisai sukūrė 40-ais tuos rinkiminius plakatus ir po to, kai 47 metais parodė tokį reveransą tuometiniai valdžiai, tuo pačiu metu jisai kūrė bažnyčioms vitražus. Vitražus kurti buvo pavojinga ir apskritai vykdyti bažnyčios užsakymus net atšilimo laiku, jau nekalbant apie stalininį laikotarpį. Ir tie jo vitražai, aišku, jisai slėpė datas, tos datos labai sunkiai dabar yra nustatomos ir, sakysim, tik tai iš klebono laiškų, iš kažkokių nuotrupų galima suprasti, kad dauguma tų įdomių vitražų buvo padaryta būtent stalininiu laikotarpiu. Tai yra visiškai neįtikėtinas dalykas, kuris verčia mus naujai susimastyti ir galvoti, kad mes nežinom, ar tie kūriniai buvo kaip savotiškas skydas. Iš kitos pusės tikrai žinome, kad Ušinskas labai bijojo tremties ir
ne tiek dėl savęs, kiek dėl savo vaikų ir žmonos. Ir buvo susigrovęs lagaminą ir laukė, ir su baime laukė, kad kiekvienu momentu gali pasibelst į duris. Vadinasi, Ušinsko atveju viskas yra ganėtinai sudėtinga ir ganėtinai nelengva yra kabinti etiketės, nes, kaip sakiau, tuo pačiu metu jisai darė ir tokius dalykus. Pažiūrėkime į tą mažoj bažnytėlį vėlgi esantį Kristaus vaizdą, tėvo vaizdą. Nežinau, mane savotiškai veikia tą galia ir poveikis yra ne tik tai spalvų ryškumo, tos stilizacijos tokio ryškumo, bet vis dėlto poveikis yra didžiulis ir išraiškos, pasakyčiau, jeigu taip galima pasakyti, portretiškumo, kas vėlgi labai neįprasta ir netgi, sakyčiau, nėra reikalinga vitražą, bet veido bruožų, fizionomikos perteikimas yra labai svarbus Ušinsko kūryboje. Ir žinot, kas įdomu, iš esmės jis labai mažai tapė portretų, beveik netapė autoportretų. Bet jo kaip portretisto talentas pasireiškia vitražuose ir marionetėse. Marionetės pasižymi ypatingai įdomia fizionomika, mimika, veido bruožų perteikimu. Nesvarbu, kad tai sąlyginė kalba yra, bet tai yra galinga, sakyčiau, portretisto ranka, kuri labai savotiškai veikia jo kūryboje. Neįprastai, sakyčiau. Dar pasižiūrėkime tų vitražų ir galime tik tai nusistebėti, kaip įdomiai dera jo kūryboje, pasakyčiau, tradicinės tos vertybės, bet iš kitos pusės tas lietuvis katalikas ir tos temos yra modernios. Pasakyčiau, moderni katalikybė, modernus tikėjimas ir modernus vaizdiniai. Vėlgi jį tai labai išskiria iš kitų menininkų, kurie galbūt ir negalėjo taip drąsiai to traktuoti ir nepajėgė. O jis pajėgė sukurti tokius tikrai išskirtinai įdomius vaizdinius. Ir ta tokia žinoma visiems gerai, reiškia, rūpintojėlio prie jo pasimeldžiančių vaikučių porelė. Bet ką galim pasakyti? Nėra saldumo, kuris labai dažnai būna tokiuose vaizdiniuose. Yra susikaupimas, yra modernumas, va taip kaip traktuotos tos vaikų kūno formos, veido formos, ne tik tai, kad vitražas, bet jis tikrai galingas piešėjas ir tas galingo piešėjo valinga ranka aiškiai matyti vitražuose. Ir vėlgi nuotaika. Mes negalime pasakyti, kad nėra portretų. Juk tas pasilenkęs tėvas yra portretiškai pavaizduotas ir kas vėlgi labai neįprasta yra vitražai. Dar pasižiūrėkime, ir čia galbūt jau kiti dalykai mūsų dėmesį traukia, ne tik tai tie išraiškingi veido bruožai, bet tos faktūros ir tekstūros. Ir galų gale spalviniai deriniai. Ir Ušinskas yra pasakęs tokią auksinę frazę, aš ją įdėjau čia į prezentaciją, kad nėra prastų derinių. Labai dažnai mūsuose, ypač 20 amžiaus antrą pusę, iš karto buvo užprogramuota, kad tokie deriniai atseit neskoningi, kad tokios spalvos nederinamos ten tarpusavy. Į tai Ušinskas yra pasakęs, nėra prastų derinių, yra tik tai prasti derintojai. Ir tas derintojo vaizdinys yra labai jame galingas. Moka jisai visą tą suderinti. Ir man, atvirai pasakius, rengiant ir knygą ir įsigilinus į visas tas iliustracijas,
Aš tikrai taip aukštai nevertinau ir nesuvokiau jo kaip modernaus vitražo tėvo reikšmės. Aš žinojau, kad jis pradininkas, aš žinojau, kad kiek jis daug padarė yra, bet iš kitos pusės net ir kolegių tarpe. Jeigu mes paimtume bažnytinio meno, sakralinio meno knygas sudarytas, yra kažkokie smulkūs pavyzdėliai, yra kruopščiai surinkta ten rajonuose, bažnyčiose tie darbai, bet Ušinsko mažai yra arba beveik nėra. Čia irgi yra jo fenomenas, kurį aš taip įvardinau, kad Ušinskas yra toks didelis, kad jo net nesimato, suprantat, kai stovi jo kapinėj, tai jo net nematai, nes tada matai kitus, kurie kažkur nutolę tolėliau. Na, vėlgi tas koliažinis mąstymas. Atsiprašau, man taip nesiseka iš karto, ką aš ne taip darau. Tiesiog tą. Bet ne iš pirmo karto man. Taip, labai svarbi yra tokia kukliai atrodanti Šančių bažnyčia, bet toj Šančių bažnyčia yra labai daug galingų kūrinių. Visų pirma, tai yra Liudo Truikio arka auksinė su mėlynais angelais ir tolumoje altoriniai daly 2 Ušinsko vitražai. Bežiūrinėdama, kaip juos ten nufotografuoti ir ką ten dar padaryti, aš su didžiulė nuostaba atradau, kad tos kryžiaus stotys, kurios kaba visoje bažnyčioje, didelio formato, yra Ušinsko. Taip pat jos labai neseniai pasirodė tik tai šitoj meninėje apyvartoje, galima sakyti. Ir tuomet norėdama, kad tos kryžiaus stotys tokios unikalios ir išskirtinės būtų išanalizuotos taip, kaip reikiant, aš čia nesiliečiau, o pakviečiau tikrai žymiausią kryžiaus stočių specialistę, senosios dailės specialistę Astą Giniūnienę ir leidinyje, jinai kaip tik sukūrė atskirą straipsnį, kuriame aprašė tas išskirtinės savybės. Vėlgi kaip vitraže, tokio Kristaus mes tikrai mažai kur galime sutikti, o gal aš ir net neatsimenu, kad taip ryškiai galima būtų pastebėti jo tą valingą, hipnotizuojantį žvilgsnį, pasakyčiau, neeilinio žmogaus, nors jisai, kaip sakoma, buvo į tą būvį, reiškia, nusileidęs, bet labai įdomus ir įspūdingi kūriniai. Jie yra ganėtinai bažnyčiai neapšviesti, juos sunku įžiūrėti ir tik iliustracijose gali pasimėgauti tais išryškėjusiais piešinio kompozicijos ypatumais. Tai vis dėlto yra išskirtinis kūrinys, kurio irgi tik tai ateityje laukia bažnytinio ir sakralinio meno istorijos. Na ir šedevras nedidelio formato jo vitražas Žalgirio mūšis. Šitos temos galingas sprendimas kameriniam formate. Ir kaip komponuotojas jis yra meistriškas ir jo ornamentai, netgi kurie juosia šitą galingą sceną, jie irgi yra įdomus ir modernus. Neturiu laiko čia užsiminti apie jo neįprastai aukštos, pasakyčiau, meninės vertės stiklą. Mes tokio stiklo labai Lietuvoje mažai turime. Ir vėlgi čia yra svarbus bruožas, kad jis sugeba moderniai traktuoti liaudies meno motyvus. Labai simboliška šitą nuotrauką. Man atrodo, jisai toks nuliūdęs ir nusiminęs sėdi šalia Donelaičio vitražo, žmogus, kuris visą gyvenimą labai daug dirbo ir, kaip sakiau, mirė jisai 69 metų, bet nuotraukose paskutinių metų atrodo ir labai senas ir pavargęs. Visų pirma, tai tas darbas su kenksmingom medžiagom
ir stiklo fabrike, ir prie vitražo. Galų gale ir tas noras kuo labiau save realizuoti buvo tikrai labai didžiulis. Taigi modernistas ir modernistinis jis buvo vitražuose, scenografijoje, tapyboje, knygų iliustravime, marionečių kūrime. Jis buvo visur ir man atrodo, kad tai, kaip sakoma, abejonių nekelia, bet man norisi įtvirtinti, kad jis buvo avangardistas. Jo mokytojas, ir jis vienintelį tą mokytoją Lietuvoje tokį pabrėžė su didžiulę pagarbą ir dėkingumu, tai Justinas Vienožinskis. Jisai sakė, kad viską, ką aš gavau, tai gavau iš Justino Vienožinskio. Taigi, čia Ušinsko jau frazė, kad nėra prastų derinių, yra tik prasti derintojai. Man labai įdomi mintis kilo paskutiniu metu ir aš galvoju, kad mūsų pirmoji modernaus meno grupė 1932 metais susibūręs Ars kolektyvas, jis iš tikrųjų galėjo pasivadinti visai kitaip. Įdomu, kad tame laikmetį pagrindinis modernizmo atitikmuo, sinonimas buvo ekspresionizmas ir ekspresionistas. Netgi keturvėjininkų grupė, svarstydami apie savo, savo susibūrimą, apie savo idėjas, jie net irgi galvojo, kad jie yra ekspresionistai. Kai Rygoje susibūrė dailininkų grupė, jie pasivadino pradžiai 20 metais Rygos ekspresionistų grupė, bet po metų pervadino į Rygos dailininkų grupę. Vadinasi, tą ekspresionizmo idėją reikia dar apmastyti, nes jinai buvo tokia sklandanti ore, visa apimanti ir praktiškai atitiko modernizmo sinonimą. Mes laikom, kad mūsų didžiausi pasiekimai yra ekspresionistų arsima. Aš nesiginčiu, tikrai taip, bet iš kitos pusės mes matome tarsi dvi tokias kryptis. Ir čia mes matome, kad yra tam tikro ir neapsisprendimo. Jūs pažiūrėkit, plakatas, kurį sukūrė Juozas Mikėnas, yra vienos stilistikos, o katalogas, kuris sukūrė viršelį Telesforas Kolakauskas, yra kitos stilistikos. Ir sakyčiau, kad tas konstruktyvistinis toks polinkis, net ir spalvų prasme, tai yra mėgiami konstruktyvistų deriniai, balta, juoda, raudona. Mes matome, kad būta to netitikimo, norint save apibrėžti ir įvardinti savo išskirtinumą. Taigi, kai mes kalbam, kad ekspresionizmas, tai va tas yra didžiausias, modernizmas ir nuo to prasidėjo tarsi modernistinė istorija, iš kitos pusės mes galime pasakyti, kad Ušinskas tuo pačiu metu 30-ais surengė parodą Šiauliuose, 31-ais surengė parodą Kaune ir jis ėjo kitą linkmę, jis ėjo tą konstruktyvistinę, kryptimi ir tas ypač irgi akivaizdu jo yra moderniojoje scenografijoje, nes aš laikau, kad jis kartu yra ir tos moderniosios scenografijos tėvas. Čia vėlgi matome jaunučio 24-25 metų Stasio Ušinsko sukurtus scenografijos eskizus ir kas man yra labai svarbu, kad čia yra koliažo technika ir tą koliažo techniką jis vartoja labai savitai, ne tik tai dekoratyvumą išgauti, bet kas įdomu, jisai išmoko ir formą formuoti, konstruoti su to, koliažo folijos aukso sidabro pagalba. Ir įdomu, kad jis to koliažo pagalba irgi konstruoja vaizdą. Vadinasi, jis tas įprastas modernistinės priemonės naudoja kitoniškai, savotiškai. Dabar, kai žiūrime į šitą vaizdinį, jo scenografijos eskizą, visų pirma, kyla mintis, kad labai talentingas žmogus gali apvaldyti tokią begalę, pasakyčiau, nesinori sakyti
daug, bet begalė skirtingų formų, lenktų, vingrių, raitytų, geometrinių, karpytų ir visą tai sujungti į vieną. Ir čia yra ta vėlgi jo kaip valingo, kokio konstruotojo savybė. Dar vienas bruožas, kuris yra labai svarbus, kad jo matyti tie kostiumų eskizai yra tokios aukštos atlikimo kultūros, ne tik tai meninės idėjos prasme, bet jie yra atlikti ir veikia kaip savarankiški kūriniai. Tokiu atveju mes pasauliniai kostiumų, teatrinio kostiumo istorijai turime labai nedaug, kad teatrinį kostiumą gali pakabinti kaip paveikslą, kaip savipakankamą kūrinį. Vėlgi tas modernisto žvilgsnis labai įdomus yra toje jungtyje vaizdinių, kaip jis konstruoja vaizdą. Iš Aleksandros Ekster jis išmoko ir suprato, kad scena tai nėra dėžutė, kurią reikia apkabinti gražiais paveikslais, ką daugeliu atveju darė Dobužinskis ir Aleksandras Benois. O jis suprato dėžutę, kurią reikia apstatyti, sukonstruoti. Ir čia yra vėlgi jo kaip modernaus scenografo išskirtinis bruožas. Man atrodo, kad aukščiausios tokios meninės prabos idėjų prasme ir idėjų gyvendinimo prasme, tai yra scenovaizdis Balio Dvariono baletui Piršlybos. Aš išžiūriu visus tos bruožus, už kuriuos buvo vertinami vakarų modernizme scenografai. Pavyzdžiui, Natalija Končarova buvo vertinama kaip nepaprastai išradingai panaudojo žemutinį rusų folkloro sluoksnį. Žemutinį tai reiškia, kad žaislus, meduolius, meduolių formas, vadinasi tai, kas sudaro tą apatinį praktiškai namų vartojimui skirtus dalykus. Ta patį aš matau ir Stasio Ušinsko kūrinyje, kad jis paima labai paprastučius dalykus, karpinius, liaudiškus karpinius, žaisliukus. Pasakyčiau, kad čia yra vėlgi tas liaudiškas grafiti nuo kaimo tvoros arba ant namo sienos. Ir visą tai sujungia į neįtikėtinai tokį puošnų ir turtingą vaizdą. Ir sakysim, kaip tas ąsotis, ar žaislas, ar tas skraidantis, reiškia, kiaušinis, ar tas karpinys, visą tai susijungia į labai galingą scenografijos eskizą. Na ir tikrai atskiro dėmesio yra verti jo kostiumo eskizai. Visų pirma, tai yra nepaprastai modernus lietuvių liaudies kostiumo, lietuvių liaudies raštų, ornamentų, spalvų traktavimas. O čia yra tas didysis modernizmas. Jeigu arsininkai laikė, kad jie jungė lietuvių liaudies meno tradiciją su vakarų modernaus meno tradicija, tai mes galime pasakyti, kad Ušinskas darė tą patį, tik aišku kitokiais būdais. Jis tiek modernizavo lietuvių liaudies kostiumą ir pavertė jį tokiu atraktyviu, įspūdingu. Iš vienos pusės jis paneigė visas taisyklės, nes čia yra asimetriškumas, yra raštai, kitaip ornamentai dėliojami, bet iš kitos pusės jau prabėgo 100 metų ir mes neturime lietuvių scenografijų pavyzdžių ir kostiumų, teatro kostiumų istorijai, kad kas taip moderniai būtų traktavęs lietuvių liaudies meno tradiciją. Tai yra viršūnė ir niekas kol kas pralenkti jo negali. Man labai įdomus yra šalia koliažo technikos yra jo karpinių. Ir vėlgi čia atsiranda tokia sąsaja su Henri Matissu, kuris irgi labai mėgo naudoti tas karpytas formas. Ir tos karpytos formos labai meistriškai panaudojamos to liaudies kostiumo
kūrime. Tai yra visiškai unikalu ir išskirtinė. Ir aš manau, kad šitie kostiumai Balio dvariono baleto piršlyboms, kaip ir scenovaizdžiai, yra viršūnė jo tos teatrinės produkcijos, nes daug yra įdomių jo pastatymų, labai daug įdomių, bet mes nerandam nei vieno kito scenografo, kuris taip įdomiai traktuotų ir interpretuotų moderniai lietuvių liaudies meną ir meno kostiumus. Kai žiūrime jo eskizus, kitus teatro eskizus, mes matome, kokie jie yra modernus, išradingi, žaismingi. Ir čia jo kaip avangardisto nuopelnai absoliučiai yra akivaizdus. Įdomu tai, kad jis sugebėjo būti modernus ir avangardistiškas ne tik tai vaizduojamoji dailė, bet ir scenografijai, kostiumo eskizuose, vitraže. Tai yra tos sritys, kurios paprastai lygtai jas aplenkia, jos yra labiau tradicinės, veikiamos kitų vėjų, ražas. Bet jis sugebėjo visą tai padaryti tose srityse, modernizuoti tas sritis, kurios tikrai nebuvo susilaukę moderniai nusiteikusių menininkų dėmesio. Na ir pats įdomiausias turbūt dalykas yra jo 1936 metais sugalvotas ir įkurtas marionečių teatras. Tai tikrai tokia, pasakytume, keista idėja Lietuvoje, kuri neturi tradicijų nei lietuvių liaudies teatro, nei kaimuose būta tų teatrų, tik kažkokie galbūt pavieniai atvejai. Ir staigiai sukurti tokį modernų, labai įdomų, ir jis vis svajojo apie tai. Po to, po 2 metų jam pasisekė, kad jisai tas marionetės, sukūręs naujas lėles, papildęs kolekciją, nufilmavo pirmą lėlių filmą Storulio sapnas. Na ir labai skaudu yra, kai aš pavarčiau leidinius, dabar neminėsiu, bet vėlgi Ušinskas yra toks didelis, kad jo nemato. Vienam leidinį radau, kad Storulio sapnas, reiškia pirmas garsinis animuotas, reiškia lėlių filmas, yra pavadintas Nufilmuotų spektaklių. Dabar perskaičiau neseniai. Nu, aš labai nustebau, nes tokio spektaklio tai nebuvo, Storulio sapnas. Tai yra naujas, turintis ir labai įdomų tą pasakojimą, būtent modernų, galų gale labai įdomią kalbą, tokia lietuvių ir anglų maišyta, labai įdomus sprendimas, ten yra daug labai įdomių dalykų. Tačiau jie nesusilaukė vis dar dėmesio, nes, kaip sakau, Ušinskas yra per didelis. Na ir tos lėlės marionetės, ne veltui jisai gavo už jas Amerikoje patentą. Ir po šiandienai, jeigu kas nori pasinaudoti kai kuriais lėlių kūrimo principais, pasimokyti iš Ušinsko, reikia nurodyti, kad tai yra Stasio Ušinsko marionetės. Vadinasi, tai yra pasauliniu mastu pripažinta, kad jo pasiekimai yra didžiuliai. Ir pasakysiu, kas čia vėlgi, grįžtų prie tos pačios minties, kad jis buvo puikus portretistas. Puikus portretistas, kur labai jo reiškimosi tos zonos labai neįprastos, kaip sakėm, vitražas, marionetės. Nes pasaulyje yra daug ir japonų, ir kinų, ir Alpių regione marionečių teatrų. Bet nei vienam tam teatre nėra taip susikoncentruota į fizionomikos ir veido išraiškos galimybės. Tuo tarpu jo visos lėlės labai plastiškos, gali mirksėti, gali judinti antakius, raukšles ir ta prasme jos yra visiškai išskirtinės. Taigi, noriu pabaigti savo tokią trumpą įžangą į Stasio Ušinsko kūrybą
nes man būtų malonu su jumis praleisti iki ryto čia laiką, aš turėčiau ką jums parodyti ir kalbėti. Bet apibendrinant noriu pasakyti, kad Stasys Ušinskas, kurio 120-asias gimimo metinės šįmet mes švenčiame, buvo pamiltas, iš naujo atrastas savam krašte Pakruojyje, kur buvo surengta fantastiškai graži paroda. Architektas Saulius Valius ir sinagogai nustebino labai įdomi paroda ir įdomus Vilniaus dailės akademijos scenografijos studentų įsijungimas, kurie svariai prisidėjo ir rodė, kad Ušinsko idėjos yra gyvybingos, modernios ir aktualios.